akmuo ar dar būsijo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Nešalta, ne? Normaliai. O muzika gerai ar patildė? Būk geras, tu save patildė. Pusį, ką tu čia sauleidi, ką? Biškirink žodžius, sakai. Oi, tik nekelk čia balso ant manęs. Aš ir nekeliu to balsą, aš bandau su tavim normaliai šnekėti, bet kad tu čia kaip kosmonautė varai savo nesąmonę. Stabdai mašiną, gerai? Aš noriu išlipti. Nieko aš nestabdysiu. Vėl, kai debiliukė užsirausiam, kad turnelį ir pagrobsiu iš naujo. A tai aš kalta, kad pagrobė dabar mane, ką? Nu kažkaip kitiem nepasitaiko. Aš tavęs Limai nebepažįstu. Kas tu per žmogus? Aš irgi nežinau, kas tu per žmogus. Tai gerai, tai valink, laiko tave čia kažkas. Nu tai ir valinčiu. Galėsi toliau su savo to purvinu bonžu minkytis. Ką tu pasakei? Tik nevaidink, čia gerai man. Žinau, kad tau tas švediškas sindromas. Perėjai jo pusę. Gal ir perėjau. Jis už tave bent jau žmogiškesnis. Viskas, stabdai mašiną, aš su tavim čia būt negaliu. Važiuojam. Stabdyk, sakau. Aš tau sakau, užsičiau. Gali laikyti, kad čia pagrobimas. Gal permušiu tą sindromą ant savęs? Nes kaip paaiškėjo, kad tau padaryti įspūdį, tai reikia pagrobti. Baliama, kad tik neatsičiūkintų, kol nuvažiuosiu. Kaip jūs mane radot, ką? Atspėjau. Sekat mane per šitą daiktą. Jo? Gerą daiktą išmetei. Bet tau jis naudingesnis buvo negu man. Suka mentai. Stok, ramiai, stok. Nieko nepadariau, nafik, jie mane stabdo. Stok, raminkis, ramiai. Be emocijų. Gerai, pats žinau, ką daryti. Labadiena, inspektorius Timinskas, prašom pateikti dokumentus. Gerą dieną, pareigūnė. Kodėl sustabdėt? Kažkas atsitiko, ar tik dėl to, kad BMW vairuoja? Ne, eilinis patikrinimas. Taip. Kažkaip ilgai galvojat, ar sustot? Ne, su kolega užsišnekėjom. Tada išvažiavom iš užposūkio, jisai sako, žiūrėk, policija stabdo, tada aš kol susivokiau, tai gal užtruko. Gerą kolegą turit? Labą dieną. Gerą, labai gerą. Nu tai ką, gero kelio. Žiūrėkit kitą kartą, būkit atidesnis, nes ne visą laiką tokį gerą kolegą turėsit. Ačiū, tai gerą darbą. Gerą keliamas. Prašau, kas čia buvo? Kas? Kas čia buvo, klausiu. Jūs nieko negirdėjot? Ne, nieko, o ką? O ką, girdėjom? Kas buvo? Vairuotojas, išlipam iš automobilio. Atidarysit bagažinę. Vairuotojas, išlipam iš automobilio. Atidarysit bagažinę. Atidarykit bagažinę, prašau. O čia aš turiu atidaryti, ar jūs dabar šitoj situacijai? Nu taip, jūs pagal protokolą jūs pats turite daryti savo bagažinę. Prašau. Tai aš dabar tiesiog atidarau bagažinę, taip? Taip, tiesiog dabar paimkite ir atidarykit bagažinę. Kas čia dabar? Stop! Jonas BMW valstybiniai numeriai FCD 777 nulėkė nuo Labalakampių link Antakalnio. Sprunka.
Kas čia buvo? A? Nežinau, nuvažiavo. Tai ką tu man dabar siūlai daryti? Tai o ką tokiais atvejais jūs darot? Vytis gal? Vytis. Jau vejamės, viskas. Gerai, tu man geriau pasakyk savo kolegos vardą pavardę. Nežinau. Ta prasme, nežinai. Nežinai savo kolegos vardą? Nei jis man kolega, nei ką, va ten už kampo sustabdė, paprašė pavežti tiek ir tai pažįstu aš tą kolegą. Klausyk, nestumtų man čia, gerai? Kodėl nepažįstamą žmogų kolegą vadini tada? Tai dabar visi vieni kitus ponais kolegom vadina, nei mes ponai, nei kolegos. Ir dabar nepažįstamas ponas tavo mašiną nufyrino ir tau dzin. Tai aš nematerialistas, kas čia mašina, metalo gabalas. Plius apsidraudžiau neseniai, viską padengs, ką man dabar bėgti, Vytis. Kas buvo toj bagažiniai? A? Kas bagažiniai buvo? Būtų įdomu ir man sužinot, kas toj bagažiniai buvo, gal koks paukštelis įstrigęs. Klausykit, jūs turite dar man klausimą, ar aš jau galiu varyti? Pareiškimą rašysi? Nerašysiu. Gal apvažiuos dar porą ratų grįž, ką aš iš karto žmogų. Vagystę apkaltinsiu. Klausykit, jūs mane pavešit, ar man taksą kviestis? Ar mes čia stovėsim, amžinai? Laimingo kelio. Gero darbo. Sesė, kaip tu? Liepa? Kaip jinai? Nu šudinai, nematai? Įsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Ta prasme. Tai ką jis jį padarė? Nu aš nežinau, ką padarė, ko nepadarė, prišėrė. Perėjo jinai į jo pusę. Pagauni? Šūdas. O tą mėšlą veža jau čia? Nu turėtų būti Markas Švarcas to. Girdi, tik kur Markas? Darykit garažą greičiau. Grabas bagažiniai? Sakau, užsičiaupkit, paklausykit manęs, atidarykit garažą. Darau tą garažą, ką nematai? Girdi, o tai kur Markas? O jie buvo panašus? Kas tokie? Nu, Lukas iš Švarcas. Man apskritai įdomu, kokio tipažo vyrai tą traukė. Nu, nežinau, kokio tipažo vyrai traukė. Jie buvo labai skirtingi. Lukas degtukas, Švarcas ramus. Jie buvo labai keistai mano gyvenime atsirado. Aš nemanau, kad iš to galima daryti kažkokias išvadas apie mano skonį. O tu juos abu mylėjai? Nu, Diana, baig. Nekalbėk būtuoju laiku. Labai baisiai skamba. Viskasgi bus gerai. Tai viskas bus gerai, aš atsiprašau, tikrai netaktiškai paklausiau. Tai abu myli? Nežinau. Švarcas man labai brangus. Bet Lukas širdį tokią skylę paliko, aš nežinau, ar ją gali kas nors užpildyti. Kavos padariau. Išger, kad netauštų. Ačiū. Sirijos sostinė. Damaskas. Brazilų manikienė. Bunčiam. Ne. Paskutinė raidė A. Kiek greičiau? 4. Lima. Lima. Nesistebiu. Kiek šitoj galveliai visokios informacijos, visokia mėšlo telpa. Jeigu ne visas tas mėšlas mano galveliai, tai tugi nei vieno savo kryžiažodžio nebūtum išsprendęs, Juozai.
Nu, tiesos yra šitame reikale. Malkas pabaigiau. Aš ir pats būčiau susitvarkęs, tik tai vat ranka vos tušinuką tėv išlaikyti gali. Gerai, čia man sportas, čia... Bet kad jau malkas pabaigiau, pasikalbėti norėjau. Nuojauta manęs neapgavo. Tai nenustebinu. Ne. Man reikia žmonės grįžti Juozai. Reikia grįžti, reikia. Tai žinau, kad kartuosiu ne pirmą kartą. Bet Juozai, jūs man su Genute gyvybę išgelbės. Aš jums būsiu amžinai dėkingas, supranti? Ir aš pažadu jumis rūpintis. Mūsų vietoje kiekvienas būtų pasielgę. Patikėk. Tikrai ne kiekvienas. Patikėk manim. Na, nebent tie draugeliai, kur tave nupilt norėjo. Išskyrus tie. Tai va, apie ką ir kalbu. Tu galvoji, kad tau saugu grįžti į miestą? Aš vis nemanau, kad kada nors bus saugu. Bet vis tiek reikia. Pasiliksim tavęs. Nespėsit. Pažadu lankyti. O, vėl atsijungęs. Davai, keliam į lauką. Švarcai, išvaryk mašiną iš garažo. Jasna? O, atsičiūchnau, gražuolis. Dar vieną niurką. Tu supranti, Krabai, koks įdomus dalykas. Dabar aš čia skandinu tave kaip šunį šitam vandenį. Kitokiu atveju gal man reiktų iš tavęs kokios informacijos ar dar ko nors. O dabar man nieko iš tavęs nereikia. Aš tik noriu pamatyti, kaip tu sukat visi. Ta proga aš iki Liepos nueisiu. Dink iš čia. Liepa, davai nusiraminam, pasišnekam normaliai. Dink pasakiau, nes pradėsiu spiegt. Nu, davai pasišnekam normaliai, kas yra, aš Aš nesuprantu. tau gražiuoju paskutinį kartą sakau, dink iš čia. Aš irgi tau gražiuoju, sakau. Pasikalbam gerai. Normaliai kaip su... Dink pasakiau! Dink, 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 dink! Dink!
graži spalva šita. Ei, girdėjai, ką aš tau sakiau? Sorry, kažkur išėjus buvau. Sakau, graži šita spalva, ne? Graži, graži. Suprantu, kad tavo dabar netas galvoji. Nu, kodėl Maručius mums vis dar nieko nepraneša? Nepraneša, nes turbūt neturi ką pranešti. Laikykis. Viskas bus gerai. Kažkaip išsispręs. Laukiai kažko? Neliktais. Pažiūrėt, tu padžiūvink nagus. Sveiki. Labą dieną. Jūs čia pataikyt, kas jūs toks busit? O Vitas Maručius čia gyvena? Čia gyvena Vytas, bet jo dabar nėra namuose. To kas jūs toks? Nu, aš kaip ir jo sūnus. Lukai? Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį.